Turime šiandieną Volkswagen ID4 23 metų ir nuleidinėsime aukštos įtampos bateriją ir keisim aukštos įtampos baterijos saugiklį. Tai visos apsaugos jau yra nurinktos. Baterija atrodo taip, jungtys taip pat atjungtos visos ir laukia baterijos nuleidimas žemyn. Turim jau pilnai nuleistą ID4 bateriją, atidarytą, nuimtą dangtį. Matome, kad turime 12 modulių, baterijos talpa 82 kWh. Na ir dabar, kaip minėjau, laukia darbas. Keisim baterijos aukštos įtampos saugiklį, tai pradedam darbus. Turime jau atidarytą aukštos įtampos baterijos saugiklio vietą, tai įstatėm jau naują saugiklį. Štai taip atrodo senas, originalus saugiklis. Pakeitėm taip pat į originalų. Ir viskas, ką beliko tik surinkimų darbai. Važiuojam toliau. Na, ir taip atrodo pilnai surengta baterijos saugiklio vieta. Visi matome 12 modulių. Ir beliko uždėti tik tai viršutinį apsauginį dangtį ir viską tvarkingai surinkt, suveržt. Tarp kitko dar norėčiau paminėti, kad turim naudoti ir specialų sandarinimo silikoną, tokį mėlynos spalvos. Po video pridėsiu jo kodą, įsigyti galima Volkswagen centre. Tai tokie pastebėjimai būtų. Dirbam toliau. Vien tik pakeisti saugiklį aukštos įtampos baterijoje elektromobiliui šiam ID4 nepakanka. Reikia ir išvalyti crash data atmintį iš visų valdymų blokų, kuriuose ji buvo fiksuota. Tai šiam darbui naudojame dilerinio lygio Odis diagnostinę įrangą ir šiam darbui būtina turėti ir online prieigą, kad būtų galima atlikti SFD blokų atrakinimą. Tai jau atrakinimą padarėm. Elektromobilis pilnai iššoka į ready padėtį ir pilnai jau važiuoja. Tai tiek.